Jeigu mes visi galėtumėm labai racionaliai nustatyti tinkamą maisto kiekį, būtų gerokai lengviau jo ir laikytis. Deja, kol kas tai neįmanoma, tai daro patarimą, tai nereikia tiek valgyti, labai komplikuota. Lazdą lengva perlenkti ir į kitą pusę. Pavyzdžiui, jei jau mūsų organizmas taip palankiai reaguoja maistą, tai iš kur gimsta anoreksija sergančiųjų motyvacija vengti maisto? Gal galvojat, kad tai super stipri valia? Ne. Šiame tyrime yra analizuojami neurofiziologiniai veiksniai. Nuolat trūkstant maisto medžiagų, čia noriu pabrėžti, kad nebūtinai kalorijų, pakinta virškinimo trakte gaminamų hormonų – grelino, leptino, peptido I, cholecystokinino, insulino kiekiai ir pusiausvyros. Negaudamos informacijos iš šių medžiagų, smegenys vietoj to, kad formuotų valgymo pastiprinimo signalą dopamino sistemoje, formuoja pastiprinimo signalą, bet jis tampa orientuotas į nevalgymo veiksmą. Buitiškai tariant, anoreksija sergantieji yra taip pat motyvuoti nevalgyti, kaip kiti žmonės yra motyvuoti valgyti ir darys viską, kad pasiektų didžiausią apdovanojimą teikiančių rezultatų. Va taip pat viskas nėra taip jau paprasta. Skanaus, taikos ir ramybės.